Kartais žmogus jaučiasi lyg uždarytas kažkokioj dėžutėj ir ta dėžutė tai yra jo būtent suvokimo žemėlapis, gyvenimo suvokimo, įpročiai ir žmogus šitoj dėžutėj net nemato kitų galimybių. Ir tai iš tikrųjų būna dėl to, kad aš gyvenau tokioje aplinkoj, aš gyvenau tokioj šeimoj, ir čia yra man įprasta. Ir aš pritraukiu į savo gyvenimą būtent irgi panašius žmones, nes mes traukiam iš tikrųjų panašius. Ir tada dėl to, kad mano gyvenime yra tik panašus žmonės, aš neplatinu savo to žemėlapio, aš jo nedidinu ir aš negaliu pakeisti savo akiračio, to tokio požiūrio, kad gali būti gyvenime kitaip. Nes tiesiog mano aplinkoj yra taip ir ne kitaip. Bet kadangi visgi ta dėžutė yra ankšta, aš jaučiu, kad kažkas yra ne taip, tai kad kažkur yra kitaip, kad kažką kitaip reikia, kad kažkur nuvažiuot, kažką pabandyt, kažką. Ir būtent tas jausmas nemalonus ir dažniausiai jisai tikrai, nedažniausiai visada būna būtent širdies srity, krūtinės srity, visada yra tas toksai kaip draskimas, nekomfortiškas jausmas, kad visgi kažkas ne taip. Ir tai yra dėl to, kad žmogus pats save sulaiko baimėje, kad aš netitiksiu savo aplinkos ir baimė norėti kažko kitko, nes tada vėlgi, jeigu aš norėsiu visiškai kitaip, tai aš netitiksiu savo aplinkos ir ypač svarbu būtent savo šeimos aplinkos. Ir tada jisai bijo norėti, bijo judėti ir bijo atidaryti šitą dėžutę. Nes tos dėžutės atidarimas, tai yra kaip durų atidarimas, ten yra didesnė dėžutė, vėl čia tokią diskomfortą pajaučiat, įvedat šitą diskomfortą vėl į naują komfortą ir vėl jums šita nedidesnė dėžutė taps vėl ankšta, nes vėlgi atsidaro. Nes čia galima palyginti, kaip mažas vaikas išmoksta vaikščiot, išmoksta daug ką savarankiškai daryti ir jam jau nebeįdomu vienam kambarį, jisai jau nori eiti į kitą kambarį, jisai jau nori eiti į lauką, jisai jau nori eiti į mišką, kažkur eiti pažindinti su pasauliu. Ir jam jau per mažai ir jis vis plečia savo akiratį, savo gyvenimo tą tokią aplinką sritį. Ir lygiai tas pats suaugęs žmogus, jisai negali sustoties, pavyzdžiui, vienas ir tas pats darbas, tie patys pomėgiai ir ta pati šeima. Nes 20 metų tai yra normalu, 30 tai norisi ir iš prigimties žmogus tiesiog jisai tikrai nori kažką mokintis naujo ir jisai bando ieškoti ir būtent, kad išėti iš to komforto zonos. Bet žmogus būtent kausto jį baimė neatitikti šitos aplinkos. Nes ką jie pasakys, čia irgi antra tokia baimė, ne tik baimė norėti, bet ir baimė, ką pasakys kiti, būtent kitų nuomonės, nes man jinai svarbi. Ir apie ką tai vėlgi yra apie tai, kad aš nepažįstu savęs, nes aš bijau likti vienas. Tai kodėl aš bijau likti vienas, nes jeigu aš esu pilnavertis žmogus, tai pirmas dalykas, aš nebijau likti vienas, antras dalykas, bet kuriuo atveju vienas aš neliksiu. Nes tikrai prisitrauks žmonės, kurie irgi nori tų naujų dalykų, kur aš atrasiu tiesiog pagal savo atitikimą, kad šitie žmonės, šita grupė kažkokia žmonių atitinka būtent mano naujus norus ir būtent poreikius. Ir žmogus turbūt niekad gyvenime nesustos, nes visada norisi to tokio augimo, psichologinio, fizinio, komfortiško augimo. Nes čia kaip pavyzdys, jeigu aš valgau tą patį sumuštinį kiekvieną dieną, jau 10 metų, man tikrai norisi kažką pridėti naujo į tą sumuštinį, nes tada atsiranda būtent gyvenimo skoniai, kai aš įvedu kažką naujo.
Čia kaip pavyzdys, pavyzdžiui, kai stovintis vanduo, tai jisai pradeda pūt, smirdėt, žaliuot, apželt ir tik tekantis vanduo būtent yra švarus, gaivus ir skaidrus. Tai žmogus yra kaip tas tekantis vanduo, jeigu jisai tik sustos ir nebetobulės, tas tobulėjimas gali būti bet koks, net ir mažytis, bet vis tiek yra tobulėjimas. Tai jeigu tik žmogus sustoja, tai automatiškai tikrai tampa kaip stovintis vanduo. Ir baimė judėt, tai ieškot kodėl. Nes dažnai būna, kad pats žmogus pats save įkalina, kad aš negaliu judėti. Ir prigalvoja tikrai begalė visokių pateisinimų, kodėl aš nejudu. Ir jisai nebendrauja net su savo artimaisiais. Ar jūs palaikot, kad aš ten kažką pabandyčiau, ar jūs nieko prieš, kad aš ten kažką pabandyčiau. Ir būtent patys save užblokuoja, net nebendrauja, net nepaklausia artimųjų, ar jie sutinka ar nesutinka. Ir patys save būtent prigalvoja tokių pateisinimų, kodėl to nedaryti, kodėl nejudėti į priekį, kodėl neįleisti, kaip aš sakau, naujo vėjo, gaivaus vėjo, šviežio oro į savo gyvenimą, nes būtent kai jūs net įleidžiat kažką naujo, tai jūs net atgyjat, akis pradeda žibėt, vau, aš išbandžiau, ten buvau, man nepatiko, bet net kad aš ten nuvykau ir man nepatiko, net ir tas jau mane išjudino, nes aš jau net nežinau, kas man nepatinka. Ir būtent bet koks naujoviško kažko kitko bandymas jau įveda tikrai jūs į tą naują srovę ir tikrai gaivesnę srovę ir gyvybingesnė. Bet patys save stabdot būtent su kažkokiu kabliuku, kodėl aš pats save stabdau. Ir tai iš tikrųjų dažnai būna žmogus pats negali susitvarkyti, netranda tos drąsos, netranda to kabliuko, kodėl yra taip. Ir tam tikrai yra į pagalbą specialistai, psichologai, coachingai, tam, kad išjudint būtent savo mąstymą. Ir nesvarbu, kiek jums metų, tikrai verta išjudint mąstymą, išjudint savo kūną, išjudint savo gyvenimą. Tai pabandykit perlipti per savo baimę ir arba iškart jau kas drąsesnis ir visgi bandyt perlipti iškart į gyvenimo pokyčius. Bet jeigu jūs bijot tos rizikos, bijot kažką daryti, tai perlipkit ir ateikit ieškot pagalbos būtent su specialistu, tam, kad ne fiziškai išjudint, o būtent emociškai, psichiškai išjudint savo mąstyseną, savo gyvenimą ir tam, kad jūs drąsesnį žingsnį padarytumėt po to būtent savo gyvenime. Tai linkiu tikrai perlipti per tą savo baimę ir kreiptis, pasakykim, pagalbos arba kreiptis palaikymu.